pasiemam po pusę skeitą. Kurie dučiai bus. Jo, varysim trikojas su tais užtraukėjais prisiriši. Čia jau čia, ne kažkur? Važiuojam. Labai gerai, kad uždarytas pandusas Vilniaus oro uoste. Labai patogu yra, su dėžėm, va, pavyzdžiui. Nieko, laiptais. Nieko čia nesver, 30 kg, žinai, dviese, tai čia ką aš. Skočį nenusinešus iki lėktuvo. Kur teisės turgus? Nebrangiai Šiauliuose. Labai didelį gabaritą čia. Arūnčia, šitą įkvartelių, dvi rašysi dalyje. Čia jau gal nešina, čia reikia. Čia reikia muivam ir prastūsim, iki lifto dar. Aha. Paleisi? Aš jau biškai pasiprašau. Už kelionę. Taip, atvykom, nusileidom Turinę, iš dėžių išsėmėm skeito gabalus, po puskeitį ir montuosim dabar prie dėžės galo, už kito galo imi su ranka ir trauki, taip apie 1,5 kilo. Žiūrėsim, kaip veiks šitą sistemytę. Kur eisim dabar? Namo. Namo, eisim per eismą. Autostrada. Žodžiu, neįmanoma iš Turino oro uosto pėsčiom išeiti. Turi važiuoti automobiliais. Su dviračiais nieko. Gerai, varom į eismą, arba bus tūgų reportažų, nes gali nebebūti. Iki! O, kas skaniai. Sugėda. Negausi vakarienę. Keksai, 2 ant 2. Prašom, kavytę. Ačiū labai. Sveiki, brangučiai, vyksta unboxingas. Labas rytas. Taip, biškį jau unboxinau. Ištraukiant geltoną į krepšį ir visą kitą. Yra ratas, o svarbiausia yra tualetinio popieriaus įdėti, jeigu suviduriuotų dviratukas ar kažką, kad skrydžio metu turėtų. Kodėl mes taip nepragalvojom su skėčiu važiuoti? Tai antrą dieną kelionės, pirmą dieną minimo, iš karto krikštas, gaunam lietaus, nuo pat 1 kilometro, važiuojam į Turiną papusryčiauti. Norėčiau. Pirvėjant. Prašom. Nu ką, pirma pica Italijoje. Už 8 eurus, 7 iš tikrųjų vieną kainavo. Taip, ką mes čia turim? Unboxinau. Ui, perlenktą gavom. Aišku, ne iki galo buvo aišku, ką mes susisakom. Bet gal čia bus kaip pica. O. Ir bum! Pietavom pasirodo mokyklos teritorijai. Iš kur ten telpi vieną pastatą tiek? Su cigariuku. Čiau. Kiek bespalvių karvių. Veršis pabėgęs. Ui.
O kodėl jos bespalvės, tokias keistas, pilkas? Valgate liuks. Važiavom į sutrumpinimą. Va čia. O tai kad čia net neįmanoma į kitą pusę pereiti. Važiuok, koks laids tenai. Nieko nematyt. Antrą dieną. Šiandien minam 120 km Italijoje. Lankėm Turiną, kuris nelabai patiko, kad mažesnių miestelio aplankėm, laukais pavažinėm, žvyrkeliais. O dabar varom į kempingą ir eisim šėtis. Itališka vakarienė šyla puoduose. Sudaušim itališką aliuką. Cheers. L'ho fatto oggi, prova, assaggia. Ok. Assaggiate. Questo è bolognese. So this carne. in pasta? Quello è nella pasta, sì, Ok. nella pasta. Poi mi dici How much to put there? come? It's a lot. How? Mettilo tutto, tanto mettilo tutto nella pasta. Però l'acqua la devi togliere. Water via. Out? Yeah. Ok, water via. And then e metti half? questo qua. All? E lo mangi bello caldo, sì, veri. Everything? Like all of this or half? All? Questo Yeah. lo metti qua. Tu mangi questo, tu questo, no vegetariano. No. Ok? Okay. Butti la water, la butti via e questo lo metti dentro, mischi Ok. e vedi che ti mangi. Okay. And this one E not. questo che cos'è? It's a Pommes, stai facendo il yeah. condimento. So, Prova, but- puoi fare un po' e un po'. Oh, okay. Puoi Okay. assaggiare, tanto questa è tanta carne, quindi puoi mangiarla anche così. Ce l'hai il pane? You have pane, bread, you have bread. We have such a ok, bread. perfetto. It's okay? This one. Okay. Thank you. Prego, se hai bisogno io sono qua. Okay, thank you. Žodžiu, italai daug rūko, bet yra draugiški žmonės. Kempinge, čia pradėjom gaminti itališką tokią vakarienę, makaronai su savo gamybos kažkokiu padažu. Tai atnešė dar vieną padažiuką, atnešė deserčiuką, nors čia net ne deserts jaučiu. Ir, labai, Sakė, nesąmonės darom. sakė, jo, paklausė, ką mes čia darom, negalėjom paaiškinti. Tai va, tai tokia vakarienė, labai gausi, sakyčiau. Žiūrėsim, ar bus gardi. Trečia diena. Šiandien orų prognozės prognozavo, kad lis visą dieną. Nuo ryto, nuo pietų stipriai, vakare stipriai. Tai pasirinko minti nedaug, 25 km. Tiesiog per tos 25 km yra 500 metrų sukilimo. Bet vietoj lietaus panašu, kad šiandien lyja nebent prakaitų. Labai karšta, saulė šutina. Na ir minama slėnyje tarp kalnų. Tai matosi jau snieguotos kalnų viršūnės, kai kurias bandysim perlipti iš ryto ir per visą dieną. Labai sraunios kalnų upės. Gražu, važiuojam nakvoti viešbutukį, nes bijom lietaus. Kodėl įdomiai tavo kojos čiagžda? Čiagžda? Čiagžda. Ambačiai. Įbačiai. Ypačiai. Čia trisluoksnė technologija kažkokia gaunasi. Vieną dedam, tada tą ir tada dar dedam. Nu, gerai, į kvapą jaučiu išlaiką. Labas rytas.
Šiandien 4 diena, rytas ir šiąnakt miegojom skruzdėlyne. Atrodo lyg bute nakvojom, bet atsikeliam, o vaizdelis va toks va. Autostrada, visos grindys. Čia tikriausiai gamta siunčia ženklus, kad pati gamta mūsų randa, kad mums nereiktų čia butuose miegoti ar kažką. Skruzdėlyne. Prašau. Tunelis per kalną uždarytas, tai važiuojam per kelią, kur parašyta Road without signs and protective rails. Patys on your own risk. Savo atsakomybėn. Ten turėtų ir sniego būti. Pažiūrėsim. Esam 800 metrų aukšti. Snieguota, gražu. Išlenda saulytė. Sustojom pertraukėlei, išgerti arbatytės, suvalgyti sriubytę ir minsim į Le Bonjour šalį, į Prancūziją. Merci beaucoup. Bonjour. Pametėm signalą biškį. Ir paukštį pametėm. Ai, va, jis grįžo, bet valdyt dar negali, ne? Kamera, val, viskas jau gerai. Ai, tik tai jisai pats grįžta autopilotų tipo, ne? Viskas gerai. Viskas čikiai. Ir saulė išlindo. Leidamės ir vartus pabučiavom. Jeigu ką, tai šitie darbininkai kažkada važiuos namo. Sorry, can we get through these gates? The road is closed. Yeah, but we came from there. Yes, but it's closed. Oh, sorry, but maybe we can... Now I have seen you. Yeah. I open. Okay, thank you But very... normally Thank it's you. closed. Thank you very much. It's Otherwise necessary we need to... return to the other side. Yeah, thank you very much. Oh, super. Merci, thank you very much. Okay. Bye-bye. Thank you, have a nice day. Bye. Bye bye. Ciao. Prancūzija.
Važiuojam uždarytų kelių, nes mus įleido gerasis dėdė prie vartų. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Ieškom vietos nakvyniai 4 dienos. Radom tokį sugriuvusį kelią. Pėsčiom priėjom dar, bet su dviračiais sunkiai. Toks senas upė teka. Baimė tai yra dėl šitų kalnų. Čia jie kaip ir turi tinklą, bet šiaip tai byra uoliena gan stipriai. Nes norėtųsi gauti akmeniuką į palapinę, kol miegam. Įdomi tokia vietelė. Vis tik perėjom į kitą pusę, ten buvom prieš tai, perėjom į kitą pusę ir čia nakvosim. O ką? Turim žemelės, kalną tokį draugiškesnį ir upę geltonų plytų. Gerą rytą. Miegojom gražioj vietoj, bet prastai. Kažkaip prabudinėjom abu. Čižlys man atrums. Nu, bet šiandien pusryčių nelabai ką turim. Vakar suvalgėm juodos dienos atsargas, nes neradom pardės. Tai kelsimės, išgersim kavos ir varysim į pardę. Il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours sur cette terre qui va toujours. Nepraėjo nei valanda nuo pusryčių, stojom pietauti. Tai pasiekėm kaimelį, nusipirkom kiaušų ir kitokių ten produktų. Tai čia iš to pasidėtas. Bet neaišku, tik tai komplet. Biškių gatvėje atsisėdom, bet tai mum tai tas pats. Tai dviratukai, ten vert kiaušai. Tai papietausime ir leisimės į kalną šiandien. Pamatai tokį ženklą, nelauk nieko gero. Sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. 879. Ne pati aukščiausia viršūnė, bet Bet šiandien ne paskutinė. ne pagoda. Galėtų būti paskutinė. Toks asils kavos tautviai telefoną. Siliukai. Zuikė ausim. Saw you out there in the front row, screaming back at me, looking like somebody that I know. Guess we got history. Ain't nobody gonna love you more. I said your mama and your daddy maybe, looking like you're on the go. Guess I got company. Yeah, it's alright. Yeah, it's alright. Yeah, it's alright. Now you're here.
5 diena, šiandien minam 60 km. Sukylam 500 metrų. Man asmeniškai rekordas, tai atitinkamai ir pavargau. Tai sunki diena, graži diena, sukilimai žavus, nors ten vargsti 2 valandas, bet paskui gražiai leidėsi, serpantiniukai. Neįprasta, gražu, faina. Seniukai tik lenkia su dviračiais plentiniais. Graži senatvė. Dabar važiuojam į kempingą. Tai labiausiai noriu dušo, valgyti ir miegoti. Ir kad rytoj kojas neplyšautų, nes jaučiu plyšaus. Bet rytoj nusimato lygus kilometrai. Nors čia neaišku su tais lygiais kilometrais. Gerą rytą, atsikėlėm kempingę. Laikrodis rodo, kad miegojom 8,5 valandų. Miego kokybė puiki. Tai savijauta nebloga visai. Eisim pusryčiauti liekanų maisto. Ir kelsim į Nicą šiandien. Monaką, Nicą, Viduržemio jūrą apžiūrėsim. Tikimės gauti žuvytės šviežios pavalgyti. Gerai pasilisėjau. Yes. Oh, sorry. Sorry. Melomano kelionė. Atvarėme į vinilų vardę. Išsirinkti kažkokį suvenyrą. Prancūziško kažko norėčiau. Ne Milanas, bet irgi gerai. Visokių čia tokių gražybių yra. Kažką išsirinksim. Vinilų ir maikučių. Šešta diena. Šiandien važiuojam 76 km, sukilimo apie 500 ir šiandien važiuojam per miestų džiunglės. Važiavom per Nicą, per Monaką ir gretutinius miestukus, tai raizgalynė, eismo, Monake dar vyksta Grand Prix kažkokios formulės varžybos, tai uždarytos gatvės, pilna pareigūnų, vienu žodžiu toks skruzdėlynas. Šiaip Nica labai patiko, reiktų grįžti, kada paturistauti, gražu. Nu ir varom dabar į nakvynės vietą prie Viduržemio jūros kempingiuką, kur ilsėsimės ir vakarieniausim. Tai tokia dienikė. Iki. Šiandien diena nesibaigė tuo linksmų pranešimų, kad jau 7-5 kilai ir jau važiuojam į kempingą. Kempinge nebuvo vietos, kitam kempinge nebuvo vietos, kitas kempingas dar buvo uždarytas. Tai svarstėm, ar likt nakvot paplūdimy, kas maždaug kainuotų po 300 kiekvienam, jeigu mus pagautų. O tikėtina pagautų, nes ten viskas apgyvendinta. Ar budėt visą naktį, ar kaip praleist tą naktį. Antiek jau galvos nebedirbo, kad tiesiog galim kažką išsinuomot, tai radom išsinuomot, bet už 10 km nuo nakvynės vietos, nuo mūsų buvimo vietos. Tai mynėm naktį, taip nesaugokai visai, tiek kad naktis nebuvo labai saugu. Tai mynėm į nakvynės vietą, dabar gaminamės vakarienę, faršiuką su makaroniukais. Viskas kaip ir okei, eisim ilsėtis. Nakvynė po stogu. Kokį čia reikia paragauti?
Labas rytas, šiandien miegojom bute. Gerai miegojom. Vakar privalgėm normaliai, bet vėlai atsibeldėm į tą butą, tai keliamės 8, už 2 valandų reikia išsineždinti. Eisim pusryčiauti. Toks virtuvės vaizdas. Dviračiai sustatyti, suparkuoti. Ir aš miegu. Vienas kitam kambarį. Tai budinamės. Ir šiandien 100 kilometrų laukia. Ir važiuojam. Legiam! Doma, tai lėksim. Velniškas greitis. Sveika. 7 diena, gražus vaizdai, šilta, 25 laipsniai. Ir atvažiavom anksti į kempingą apie 5, pasistatėm palapkes ir išvarėm į pliažą išsimaudyt, nes nuo rytojaus jau tolsim nuo jūros, tai paskutinė proga. Išsimaudysim, pavakarieniausim ir eisim ilsėtis, nebekartojom vakarykščių klaidų, iš anksto susiradom kempingą, susiskambinom, tai gero vakaro, ar dienos, ar kada bežiūrit, iki. Šįryt pusryčiausim kiaušinius. Be entuzijazmo. Kažkaip. Pagardų turim. Deserto biškį čia braunio, kažko. Ir leisimės į kalną vėl. Nebenoriu iš tikrųjų, bet paskutinis jaučiu. Tai labas rytas. Paskutinė kavelė prie jūros. Tada kilsim į žemyninę dalį. Stiproką. Parodė, kiek kainavo mums šitas prabanga. Šita prabanga kainavo mums 18 eurų. Tai yra 2 kavelės ir vandens 2 buteliukai. Nors dar nežinom, ar 18, tiesiog parašyta 18. Bus matyt. Aštunta diena. Šiandien rytą pradėjom prie jūros, o dieną baigiam kalnuose. Tas pareikalavo jėgų, tai kilometrais kokie 95, sukilimas apie 1400 metrų. Jaučiuos kaip škurlis. Kojos prisipumpavę. Tai šiandien atsisveikinam praktiškai su kelionė, su Italija. Atsibučiuojam su jūra, su kalnais. Ir tai lygumos ir namo. Reikia pasimėgauti. Gero poilsio. Čia mūsų kelias. Arba aplinkui, bet varom, ne? Ant stabdžių. Svarbu grįžti nereiktų. Čia rodo, ne? Nu, patikrinam. Čia rodo. Tai šernų būta arba šunų. Koks gilus. Leidžiamės maurynais, su terbėkiam, su terbom. Į kempingiuką, tikėsimės, kad priims. Nes jau tai buvo, kad atvažiuoja, sako, viso gero. Šiaip kažkur čia tarp miškelio išsimesim į čius. Jeigu negausim, bet tam pabandom pradžiai. Tarp žiogų.
su žegais. Labas rytas, miegojom nuostabioj vieteliai. Tokiam slėny, kur atsiveria kalnai, va ten yra kalnai, bet šįryt juos suvalgė debesis. Paukštelių, garsai, svirplių, svirpėjimai. Tai va toks rytas. Nuostabus. Čia levandos auga. Šeimininkas, kuriam priklauso kempingas, jas augina. Faina. Patiniukai kišia, kai griebtų toksai. Ui, liūtis karalius. Tokį tik tai žolės plotelį gavęs. Jis irgi turi asfaltai. Tragedija. A čia gal kažkoks parks yra? Įsulinda. Kiautą. Vėžlys. Ryškiai jau nelabai čia tas veiksmas. Bet šiaip jie, man atrodo, žinau, visai bėgti gali. Svarbu nesispjaudyti. Selfiukas su vėžliuku. Opa. Ne kasdienis radinys. Pikts kiškis, liūts ir vėžlys. Pikts kiškis, liūts ir vėžlys. 9 diena, esam vėl Turine. Šiandien numynėm 100 km, sukilom apie 600 metrų. Tai diena tokia lengvesnė. Taip apibūdinant, tai liūts, kiškis ir vėžlys. O tokius personažus gyvus šiandien sutikom rimtai. Taip nieko nesitikėjom, bet prisižiūrėjom zoo. Varom į kambariuką, eisim apžiūrėti miestą. Ir kelionę kaip ir baigta, rytoj keliausim į oro uostą. Iki. Skalbiniukai išdžiauti, bet lietus lyja. Žadėjom eiti į miestą, bet jau nebežinau. Gal nelabai jau. Labas rytas, kelionės pabaigos rytas. Išmiegojom tokioje fainoje vieteliai. Itališkas kiemelis, džiūstus skalbiniukai. Papusryčiavom, pakojamės, važiuosim į pirmos nakvynės vietą, pasimsim dėžes, ten susidėsim dviračius, daiktus, tada važiuosim metro iki oro uosto, tada skrisim namo. Tai va tokia visa diena, tiesiog kelioniai. Iki. Na įdomi. Dėko? Dėko? Black, jo. Azijietiškas išmaro. Savikanė toks patakas. Čikago. Čia kokybė tai baisi, iš tikrųjų yra tragiška. A? Oh, no. No. Picciotto, cancel. O. No. Aš taip. Bianco? 15, aš čia permoku, bet. A bianco?
Thank you. You bring the boxes. Okay, so we didn't pay it for it. No, it's okay, it's okay. It's Really? okay. Really, it's okay. 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 Thank you very much. Ciao, ciao. Gal centras esmė, dabar čia biški laikai, nu. O čia ant perėmo visai eis. Kaip, 100 metų laikys. Galim pademonstruoti, kaip Parodė, kaip čia važiuojas. Vis tavi pas patį pono vairą sukinėjęs, bet biški į šoną iškritas. Bet gerai. Važiuojam. Jaučiu labai keistai atrodom. Paminti jau nein, bet pervežti nemažai gali. Po televizorių įsimetę. Pietus prieš išvykstant. paskutinė vakarienė. Užkandis gal čia kažkoks. Turim pica, kumpis ir štriudelašiką. Biški aliašiką. Iki. Kaip jaučiamės? Ankštokai. Ankštokai. Į liftą susigrūdom. Kelionės pabaiga. Pavyko. Viskas puikiai. Varom namo. Rainieris laukia. Iki!